Tai kaip ir minėjau, šiandien turime ne Michaelą Rak, tačiau nuostabes darbuotojas hospiso Aneta Gurnevič ir Danutė Pelechaitė. Labai džiaugiamės, kad jos atvyko ir kalbėsime mes tema, kaip mirties akistata atskleidžia gyvenimo prasmę. Aneta Gurnevič yra Lietuvos hospiso specialistė ir viešųjų ryšių atstovė, aktyviai pristatanti paliatyviosios pagalbos reikšmę. Palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospise rūpinasi nepagydomai sergančių žmonių gerovę ir jų artimųjų palaikymu. Viešojoje erdvėje Aneta kalba apie orę priežiūrą, žmogaus dvasinę būklę ir gyvenimo pabaigos patirtį. O Danutė Pelechaitė yra logopedė, palaiminto kunigo Mykolo Sopočkos hospise teikia klinikinę logopedinę pagalbą pacientams. Ji pradėjo darbą hospise nuo savanorystės, vėliau tapo nuolatinė komandos nare. Danutė specializuojasi kalbos ir ryšio sutrikimų srityje, ypatingą dėmesį skiria pacientų bendravimo gebėjimo palaikymui sunkios ligos ar gyvenimo pabaigos metu. Tai leiskit prie jūsų prisijungsiu. Ir pradėsiu nuo klausimo. Tai yra pirmasis Lietuvoje hospisas, ar ne, palaiminto kunigo Mykolo Sopočkos hospisas, kuris sesers Michaelos Marijos arba Michaelos Rak pastangomis buvo atidarytas 2012 metais Vilniuje. Aneta, jūs hospise dirbate nuo pat jo įkūrimo. Danutė, jūs savanoriavote ir pradėjote dirbti. Ar pamenate savo pirmasias dienas hospise ir kas tuomet labiausiai stebino? Labadiena visiems. Ačiū už kvietimą, kad galime šiandien susitikti, pasidalinti savo įžvalgomis, savo liudijimais, mūsų pacientų istorijomis šią labai svarbią ir aktualią mums visiems temą. Kaip ir paminėjot, tikrai prieš daugiau negu 12 metų prisijungiau prie hospiso komandos. Gavau tą kvietimą prisijungti prie hospiso komandos, nes buvau ir atidarime, žinojau, kad toks hospisas, profesionali paliatyvios pagalbos įstaiga Lietuvoje atsidarė ir tikrai žinojau, kad tai yra ypatinga vieta, kur susiduria tiek gyvenimas čia žemiškasis, tiek ir mirtis ir iškeliavimas ir tas svarbiausias gyvenimo žingsnis į amžinybę. Tai tikrai žinojau, kad ši tema vienaip ar kitaip, aišku, dirbau administracinį darbą, bet vis tiek tai mane palies. Ir gavusi kvietimą prisijungti prie hospiso komandos, nes turėjau tokį irgi troškimą, kad darbas turėtų tokią, galima gal sakyti, pridėtinę vertę, kad tai būtų ne tik darbas, bet darbas turėtų su tokia gal misija ar tokia kažkuo daugiau negu, sakykime, tik darbas. Ir tikrai žinojau, kad hospisas yra tokia vieta, kuri turi savo misiją, labai kilnią misiją, padėti žmonėms oriai iškeliauti į amžinybę ir kad jie turėtų kuo daugiau to gyvenimo, toj stotelėje, kurioje mes su jais susitinkame. Ir taip svarsčiau, žinojau, kad tai bus ir kažkoks ir emocinis tam tikras krūvis, matyti išeinančių žmonės, matyti galbūt, kad tu tiesiog kartais nebegali jau pakeisti situacijos, bet gali tik savo buvimu juos palydėti ir jiems padėti, bet pagalvojau, visada verta pabandyti. Ir atėjau, priėmiau tą sprendimą, kad prisijungsiu prie hospiso komandos ir dabar jau daugiau negu 12 metų esu ir tikrai galiu drąsiai paliudyti, kad kiekvienas hospiso tiek darbuotojas, tiek savanoris yra tos didelės mozaikos dalis, kurių dėka mes galime teikti pagalbą tiems silpniausiams, tiems, kuriems reikalinga ta pagalba, nes dažniausiai tai yra onkologinė liga sergantis asmenys, kai išsenka aktyvaus gydymo galimybės ir pacientui reikia tos pagalbos, paramos. Ir paliatyvi pagalba tai irgi labai gražus žodis, nes lotynų kalboje palium reiškia apsiaustą. Tai būtent mūsų užduotis ir yra tapti tuo apsiaustu, ta saugia vieta. O kita svarbi dalis yra tai hospiso logotipas, kur yra tautinės Lietuvos spalvos ir yra namai ir širdis. Tai būtent tai, kas yra reikalinga tiek pacientui, tiek jo šeimai, namai, saugumas, pagalba ir kitas žmogus šalia. Danutė, gal papildyti norėtumėt? O kaip jums buvo pati pradžia? Sveiki, mano pradžia buvo kitokia. Aš
iš tiesų nieko nežinojau apie hospisą ir aš tiesiog po atleidimo tėčiui išgyvenau savyje tokį troškimą rinkti moteris į maldą. Tiesiog, melstis, dėkoti Dievui ir aš ieškojau patalpų ir aš skambinau ir į Kryžiaus namus, į Jonitų vienuolyną ir visur buvo užimta. Ir tada aš išgirdau, kad viena bendruomenė renkasi hospise, jiems leidžia ateiti, šlovinti Dievą, melstis ir kažkaip galvoju, reikėtų paskambinti. Ir aš skambinau su tikėjimu ir viltim, kad ten yra vienuolynas. Ir turbūt Dievas, aš ir šiandieną drąsiai sakau, kad Dievas kiekvienam žmogui turi savo meškerę, nes jeigu aš būčiau iš karto sužinojusi, kokia tai yra vieta, turbūt aš nebūčiau ėjusi. Ir aš tiesiog atėjus išgyvenau, jeigu esate buvę, tai yra labai graži aplinka, labai gražus vidus, išorė, kiemas ir kas mane sužavėjo, tai ta graži salė su stiklinėm grindim, žodžiu, ir turbūt Dievas taip mane ir sužvėjojo ir aš ilgai ateidama galvodavau, kad tai yra vienuolynas ir kaip čia gražu ir jauku. Ir esu girdėjusi, kad kai eini su Dievu, išgyveni gausą. Dievas turi gausinti, ar ne? Ir mūsų grupeliai buvo 3 moteris ir mes 1 mėnesį, 3 2 mėnesį, 3 3, 4. Ir aš pradėjau išgyventi, kad turbūt tai ne pagal Dievą, turbūt čia gal mano ego, kad aš kažką norėčiau sukurti, suburti. Ir aš atsimenu, kai viena mūsų moterų išvažiavo į kelionę, kita turėjo anksčiau išeiti ir aš likau viena tose gražiose erdvėse. Ir aš plaudama grindis, aš išgyvenau, kad aš turbūt nebegrįšiu, nes matot, kad mes galėtumėm rinktis, turėjo kiekvieną penktadienį sėdėti darbuotoja, tiesiog užrakinti po to duris. Ir man beplaunant grindis ir besikalbant taip ir su savim, ir su Dievu, kad turbūt aš suklydau, turbūt čia ne pagal Dievo valią, užėjo savanorių koordinatorė ir aš sakau, išplausiu grindis ir nebegrįšiu. O jinai ramiai sako, tai ateikite savanoriauti. Ir tada aš pradėjau klausinėti, o kur, į kurią, tai sako, 2 aukšte yra pacientai. Ir tada aš atėjau į mokymus, pradėjau domėtis, kas tai yra. Ir savanoriavau ne 1 metus, o dabar dirbu. Dėkuoju už pasidalinimą. Ir ką reiškia iš tiesų dirbti hospise? Ir tas kasdienis susidūrimas su mirtimi, kas tai yra? Iš tiesų, aš gal įvardinčiau, kad aš gal tuo darbu, šitos vietos nesiečiau su darbu. Tai yra turbūt širdies tam tikri virpesiai, gal misija, gal pašaukimas. Ir labai gražiai aš atsimenu, kai aš atėjau į mokymus, psichologė paklausė, sako, kaip jums atrodo? Sako, čia jūs susirado tą vietą savanoriauti. Ir aš maniau, kad čia mes ieškom ir randam. Ir ji taip gražiai pasakė, sako, ne, sako, savanorystė pati susiranda žmogų. Ir šiandieną, ką aš hospise išgyvenu, kad tai, matote, kada tenka prisiliesti prie labai skaudžių dalykų, ar ne? Man yra tekę matyti, kaip sūnus rauda prie merdėjančios mamos ir visokiausiais būdais bando prišaukti, kad ji grįžtų, kai mama yra tarp žemės ir dangaus. Ir kai sūnus bando prisiminimais ją susigrąžinti ir pasakoja įdomias istorijas, mama, atsimerk, pažiūrėk, ar tu prisimeni, kaip aš vogiau obuolius, ar tu prisimeni, kaip tu mane barei. Ir aš suprantu, kad tai yra nedarbas, tai yra ta vieta, kur turbūt išsilieja Dievo versmės, kai tu gali paguosti, kai tu gali savo buvimu, kaip ir Aneta sakė, kad žmogui reikia žmogaus, ypač skaudžiose situacijose. Ir aš, pavyzdžiui, aš hospise išgyvenu, kad šalia to darbo, šalia tų kasdieninių ar ne rutinų įvyksta tokie įdomus susitikimai, kaip, pavyzdžiui, užeini į palatą ir tu matai merdėjantį sūnų ir šalia raudančią mamą. Ir kai tu staiga tu supranti, kad nėra žodžių, kad nėra žodyne tokių žodžių, kurie galėtų paguosti motiną. Tada lieka, ir aš kas kart išgyvenu, kad tada lieka malda ir tada ateini prie verkiančios mamos ir pasiūlai pasimelsti kartu ir kas kartą išgyvenu, kad besimeldžiant įvyksta tam tikri stebuklai, mamos širdis nurimsta.
Aš gal tik papildysiu, kad kaip ir Danutė paminėjo, tai yra iš tikrųjų ypatingas darbas, misija, kuris reikalauja iš kiekvieno žmogaus, iš komandos narių visų ypatingos empatijos, tokio atsidavimo, įsiklausimo, taip pat kantrybės ypatingos. Ir kiekvienas, kas ateina į hospisą, ar tai savanoriaut, ar dirbti, tai tikrai yra labai sąmoningas, kad šios savybės yra svarbios, nepaprastai šiame darbe. Ir iš tikrųjų čia prisimenu mūsų daugelio savanorių tas patirtis, kai jie sako, pradžioj atėjom savanoriauti hospise ir galvojom, kad čia mes turim tokią pridėtinę vertę, nes juk skiriu savo laiką, galbūt pasidalinu savo talentais, ateinu, kad pabūti, gal paskaityti pacientui, bet sako, iš tikrųjų hospisas ir šita vieta ir susidūrimas su tuo, kas yra sunku ir su skausmu, su kančia, su taip pat atsisveikinimo su kažkuo iš pacientų, vienu iš pacientų tuo momentu, sako, mums tai yra gyvenimo mokykla, kuri leidžia mums permastyti, kokias vertybės turiu savo kasdienybėje, o visų pirma, ką aš padarau su savo laiku. Ar aš to laiko tiesiog neišvaistau kažkokiems dalykams, kurie galbūt nėra reikšmingi, o tą laiką galėčiau skirti pokalbiui su galbūt močiute, su vyresniais kartos atstovais, su draugu, drauge, pažįstamu, kaimynė. Tiesiog tą laiką galiu praleisti kitaip. Tai iš tikrųjų hospisas yra ta vieta, kur tiek mes kažką įnešam, bet tiek ir mes tam tikras pamokas išsinešam, kurios keičia mus irgi kaip žmonės, formuoja mus kaip žmonės ir leidžia visų pirma įvertinti laiko ir gyvenimo trapumą. Bet juk tai yra labai sunku, tiesa. Kaip tą, juk užsimesga kartais ryšys, ar ne? Ar nėra taip, kad per daug skaudu ir tada turi kažkiek tai atsitolinti, atsitraukti, kaip atsistatyti, kaip gebėti kartu ir būti žmogiškam, gailestingam, atjaučiančiam, bet ir pačiam nepalūžti? Taip, tai yra irgi svarbus momentas, nes pacientai tampa labai artimi, ypatingai tie, kurie galbūt daugiau laiko praleidžia hospise, su kuriais susidraugauja, bet turim ir tiek dvasininką, tiek ir psichologą, kurie yra pasiruošę padėti tose sunkiose situacijose, jeigu kyla kažkokios emocijos, kažkokie išgyvenimai, su kuriais nebesusitvarkome arba galbūt prisirašame per daug prie pacientų, tai tikrai tas toks komandinis darbas ir tiesiog pasikalbėjimas tarpusavyje, ką jaučiam, kaip jaučiamės, ką išgyvenam, tai tikrai toks vienas kito palaikymas, tokia savitarpio pagalba irgi yra labai labai svarbi šitoj vietoj. Aš gal tik pridėsiu, kas man padeda, nes hospise yra tekę išgyventi daug ir sudužimų. Kai aš trumpai apie vieną istoriją, aš buvau dar tik savanorė ir kai mes ateinam pas pacientus, ateidavom ar ne, mes niekad neklausdavom, ar jie turi vaikų, ar vedė, ar ištekėję. Iš tikrųjų, viskas išaiškėdavo laikui bėgant. Jeigu pacientas pats norėdavo, jis pasakodavo apie save. Ir aš vieną kartą mes lankėm jauną mamą, ir aš vieną kartą po savaitgalio ant palangės pamačiau vaiko ranką, kadangi aš daug metų dirbau mokytoja, tai iš rašysenos aš supratau, kad turbūt pirmokė, parašyta atvirutė, kad mama, aš tavęs labai laukiu grįžtančios. Ir tada aš turbūt pirmą kartą gyvenime labai užsinorėjau, kad ta moteris išgytų. Tada atsirado iš tikrųjų savanorių, kurie susibūrė į bendrą maldą. Mes radom Šarbelio devyndienę, mes jau griebėmės visko ir mes išsispausdinom iš pat pradžių. Radom tik lenkiškai, tada susiradom savanorį lenką, žodžiu, kad mums išverstų, bet pada radom ir lietuviškas maldas ir mes išsispausdinom tas maldas, ar ne, ir pirmą kartą susirinkom, atėjom prie tos moters lovos melstis iš tikrųjų, kad Dievas, išsaugotų tam vaikui
mama. O aš atsimenu, grįžau namo ir aš Dievui, žinot, tas toks turbūt vaikiškas naivumas, aš pamaščiau slapta, kad jeigu aš Dievą truputį paspausiu, kad gal jis neturės kur dėtis ir privalės išgydyti tą moterį, aš Dievui pasakiau, kad aš esu labai užimta, aš labai daug dirbu, bet aš sakiau, kad visas tas 9 dienas aš eisiu prie jos lovos ir melsiuosi, kad Dievas matytų, kaip aš to noriu. Ir aš atsimenu 6 dieną, aš ėjau iš mokyklos po susirinkimo, tai buvo vasario diena, labai šalta ir aš vakare po visų susirinkimų su maišais, vienoje rankoje maišai, kitoj maldos, aš įbėgu į hospisą, į 2 aukštą užbėgu ir išeina slaugytoja ir jinai taip nustebus, kad aš taip vėlai atėjau ir aš sakau, aš to išeisiu, sakau, aš tik atėjau pasimelsti prie pacientės lovos, aš pasakiau jos vardą, jinai sako, nebėra. O žinot, kada tu esi labai įtikėjus, kad tu melsiesi 9 dienas ir tada, įvyks stebuklas ir aš sakau, aš greitai, aš sakau, tik pasimelsiu ir išėjus, jinai sako, ar jūs girdit? Jinai iškeliavo 1:30 ir aš tada turbūt labai aiškiai išgyvenau tą, kas yra, kai nusvyra rankos, aš tada leidausi žemyn, išėjau į kiemą hospiso, buvo nuostabus vakaras, pilnas dangų žvaigždžių, aš verkiau ir aš sakiau, Dieve, juk šiandien tik 6 diena. Taigi aš dar turėjau 3 dienas, kodėl? Ir tada aš kelis mėnesius negaliu eiti į hospisą, nes taip viduje sudužau. Bet žinot, kas įvyko? Įvyko tam tikri turbūt labai reikalingi procesai mano širdyje, ar ne? Aš turiu iki šiol, aš dar mokausi susigyventi su Dievo valia, ar ne? Ir aš negaliu bėgti priekyje. Ir aš per tą situaciją, per tuos 2 mėnesius, kai aš gydžiausi, kai aš iš tikrųjų praradau viltį, aš galvojau, tai kam lankyti, kam eiti, jeigu niekas nesikeičia. Ir staiga aš per tuos 2 mėnesius aš išgyvenau savyje pokyčius, aš supratau, kad Dievas visada taria paskutinį žodį, o aš kaip žmogus galiu daryti tai, ką aš galiu. Aplankyti, nuvalyti ašaras, paskaityti knygą, palaikyti už rankos ir viskas. Tai man Dievas padeda. Ačiū labai už tokį jautrų pasidalinimą. Paprastai rimtų pokyčių, krizių, gyvenimo lūžių akimirkomis, kuomet žmogus atsiduria tarsi akistatoje su pačiu savimi, neretai suaktyvėja rimti egzistenciniai klausimai. Ar tiesa, kad žmogus yra tikras, be jokių pagražinimų tuomet, kai įžvelgia mirtis ir kad jis ima vertinti kiekvieną gyvenimo akimirką dažniausiai tik tuomet, kai sužino, kad žemėje likęs laikas ribotas? Pasidalinkite, kas būna svarbiausia išeinančiam žmogui. Visų pirma, sakyčiau, svarbiausi tokie paprasti žmogiški kasdieniai gestai, kaip sakėm, tas buvimas šalia, kad sergantis žmogus, suvokdamas, kad jo ta žemiškoji kelionė jau artėja link pabaigos, tai tiesiog, kad maksimaliai gerai irgi išnaudotų tą laiką, nes kai turi dar to laiko, tai turi galimybę atsiprašyti, paprašyti atleidimo, susitaikyti, susitikti galbūt su tais, kurių seniai nematė arba su kuriais ryšys buvo atšalęs ar nutrūkęs, bet visų pirma žmogui reikia kito žmogaus. Nes, žinoma, yra situacijų ir pacientų, kai tu galėjai pasikalbinti, pabūti, pasidžiaugti, papasakoti, kaip tau praėjo diena, kokie šiandien orai, kokius turi pasiekimus ir panašiai. Ir džiaugiamas, kai gražios draugystės užsimesga tarp šiek tiek vyresnės kartos pacientų ir jaunų savanorių, kurie gauna ir tokių gražių gyvenimiškų patarimų iš pacientų, kurios jie jauni žmonės nešasi per savo gyvenimą. Tai tikrai yra tokios džiugios tos akimirkos, bet svarbiausia yra tai, kad žmogus jaustųsi, kad aš nesu vienas, kad šalia manęs yra kitas žmogus, su kuriuo galėsime kartu eiti link iš tikrųjų per ligos tą kelią ir link tos žemiškosios kelionės pabaigos. Tai svarbus tas ir palydėjimas, ir malda, ir išklausimas, buvimas, taip pat paminėsiu, kad tikrai hospise ir švenčiame pacientų ir gimtadienius, ir šventes, ir jeigu pacientas pageidauja kažkokių konkrečių patiekalų, kaip turėjom pavyzdžiui užsakymą, prašymą bulvinių blynų, kurios virtuvė pagamino, ir pacientui tai buvo didžiulis džiaugsmas, netgi toks paprastas kasdienis dalykas atrodytų, kurio galbūt mes nepastebime. Tai
Visų pirma, tas, kad nebūti vienam, turėti šalia žmogų ir kartu keliauti per tą laiką, kuris dar yra skirtas ir maksimaliai gražiai jį išnaudoti. Dar čia pasidalinsiu tokią patirtimį. Turėjome pacientę, kuri atkeliavo pas mus į hospisą ir kai po kelių mėnesių jos būklė jau pagerėjo, ji galėjo kalbėti. Tai pasidalino tokia patirtimi, sako, kai atkeliavau, dar jeigu tiksliau sakant, tai su neštuvais buvo atnešta į hospiso palatą, sako, pamačiau palatoje gailestingojo Jėzaus paveikslą, sako, esu tikintis žmogus ir taip savo meldžiausi širdyje, kad Jėzau, jeigu tu nori mane pasišaukti, jaučiuosi pasiruošusi, galiu eiti pas tave. Bet jeigu yra tavo kitoks sprendimas, tai reiškia, mano žemiškoji misija dar nesibaigia, dar reiškia, turiu kažką čia nuveikti, kažkokią užduotį man esi paruošęs. Na ir tikrai Dievas jai paruošė tokią užduotį, ji laimėjo dar 5 gyvenimo metus, nes buvo hospise, paskui buvo išrašyta į namus, paskui lygai vėl atsinaujinus, grįžo pas mus vėl kaip mūsų pacientė. Ir būtent jinai sakė, kad malda buvo ta jos stiprybė, kuri leido jai stieptis kiekvieną dieną į viršų. Ir buvo tokia irgi situacija, kai grįžo ir fizinės jėgos, sako, norėčiau į Aušros vartus. Na ir mūsų direktorė sako, tai nėra problema, va toj vairuotojas privažiuos, nuvešim. O jis sako, nežinokit, bet aš dabar jau galiu vaikščioti. O kai atvažiavau į hospisą, negalėjau vaikščioti, reikėjo pagalbos tiesiog nuprausti, pamaitinti, paversti, pakeisti kūno padėtį. O dabar sako, aš galiu savarankiškai eiti. Taip, galbūt tas procesas vyksta lėčiau, negaliu taip sparčių žingsnių judėti, bet noriu, sako, nueiti į Aušros vartus, padėkoti Dievo motinai už grąžintas jėgas ir už grąžintą sveikatą. Ir tada sakom taip, nes viena iš hospiso taisyklių yra irgi pagarba paciento pasirinkimui, paciento laisvės gerbimas. Leidome jai keliauti su ramentu, atsirement, taip tiesiog iš lėto, nueiti į Aušros vartus, padėkoti Aušros vartų Marijai už grąžintą sveikatą. Aišku, irgi važiavo automobilis iš paskos, kad viskas būtų saugu, kad taip jau neišleisti jos vienos, bet tiesiog gerbiam jos tą apsisprendimą, kad vis tik jinai nori savarankiškai savo tempų, savo žingsnių nueiti ir padėkoti Marijai už grąžintas jėgas ir sveikatą. Tai taip pat yra ir tokių situacijų, kurios mus džiugina ir tas toks tikrai noras kovoti dėl savo kiekvienos dienos, bet kartu ir toks, sakyčiau, nuolankus situacijos priėmimas, nes kaip pavyzdžiui šita pacientė labai nuolankiai priėmė savo situaciją ir pavedė viską Dievo valiai, kaip tu nori Dieve. Jeigu nori pasišaukti, esu pasiruošusi, jeigu ne, tai dar kartu keliausim čia per žemišką kelionę. Mane gal, aš hospise kaskart gaunu vis naujų pamokų, kaip man gyventi ir kaip džiaugtis gyvenimu ir kiekviena akimirka mane turbūt labiausiai pradžioj stebino moterų elgesys, ar ne, įsivaizduokit, vis tiek turbūt žmonės atvažiavę į hospisą žino, kad tai yra greičiausiai paskutinė jų stotelė, bet moteris gulėdamos lovoje dažnai prašydavo nulakuoti nagus, nudažyti plaukus, padaryti masažą. Ir žinot, ką aš išgyvenau, kad moteriškumas moteryje yra užprogramuotas, tai nėra turbūt įgyjama ar suplanuojama. Ir mane visą laiką taip džiugindavo, kad moteris iš tikrųjų guli lovoje ir skausmuose, ar ne, vėžys, ir iš tikrųjų ir sunaikintas tas kūnas, suniokotas. Bet tas noras būti gražiai, būti pasipuošusiai. Ir aš gal norėčiau, kai jūs klausėt, kokios yra tos paskutinės, kaip ir mintis ar ne, ar troškimai. Viena moteris išsakė tokią, mes tiesiog su savanorė kalbėjom, kad dažnai būnam, dėvim kelnes, todėl kad ir patogiau, ir tiesiog yra taip geriau. Ir pacientė išgirdus mūsų pokalbį pradėjo verkti. Mes taip, truputėlį išsigandom, kad galbūt kažką ne taip, galbūt pasakymai, sako moteris, sako, jeigu aš šiandien galėčiau, sako, aš eičiau tik su suknelėm.
Sako, aš eičiau miestu, sako, man vėjas, sako, kedentų plaukus, bet aš, sako, tik su suknelėm. Ir tada iš tikrųjų tu mokaisi, vertinti gyvenimą, grožėtis juo. Ta pati moteris, jos buvo, kaip ir negaliu pasakyti, kad paskutinis noras, nes jinai turbūt nesitikėjo iškeliauti būtent po to įvykio, bet jinai vieną kartą sako, labai norėčiau po dušu išsimaudyti. Žinot, kai mums tai yra kasdienybė, mes galim ir 10 kartų, ar ne? Aš žiūriu ją ir aš sakau, bet juk jumsgi skauda, nes ją, kai apversdavo, jau viską tiesiog nuskaudėjo. Jinai sako, dėl dušo, sako, dėl vonios, sako, viską padarysiu. Ir tada aš atsimenu, kaip sako Aneta, tai iš tikrųjų mums yra šventa, jų norai, jų troškimai. Mes tada sukvietėm savanorius, žodžiu, stipresnius, kad būtų saugu ją įkelti, o paruošėm specialią kėdutę, su kuria mes vežėm ir iš tikrųjų aš tada buvau savanorė ir aš kažkaip maniau, kad mano darbas yra tiesiog organizuoti, o ją išmaudys slaugytoja ir staiga man atneša tokį ilgą guminę prijuostę ir man užkabina ant kaklo, aš dar iš pat pradžių nesuprantu, ką man čia reikės daryti ir aš staiga suvokiu, kad man reikės ją maudyti. Tai žinot, ir manie įvyko irgi tam tikri visų pirma ir nuogumo tam tikri, aš galvoju, aš nepasiruošusi tokiems ar ne dalykams, galvoju, kaip man čia per save perlipti ir aš nežinau, ką daryti, ar ne, jeigu nuvežusi į vonę, ką man su ja daryti. Ir įsivaizduojate, jinai man sako, Danutė, aš tau viską pasakysiu, sako, tu ramiai. Ir aš ją vežu į tą, žodžiu, į vonios tą kambarį, mes užsirakinam duris ir aš niekada nepamiršiu, kai aš atsukau, jinai man viską sudiktavo, ką nuimti, žodžiu, kaip ją čia patogiau privežti. Ir kai aš atsukau vandenį, dušo, ar ne, krito tas vanduo, jinai pakėlė veidą ir tai yra turbūt, tai yra tos akimirkos, kur nesuvaidinsi, nepakartosi, nenupirksi. Tai yra, kad kiekvienu lašu mėgavosi, kiekvienu krentančiu lašu. Ir aš, žinokit, aš stovėjau atokiau ir nedrįsau nieko nei kalbinti, net kvėpuoti, galvoju, tegul išgyvena tą akimirką, nes toje akimirkoje buvo tiek jos džiaugsmo, kažkokio šventumo, kažkokios laimės, tarsi kažką lyg plautų nuo jos. Ir aišku, jinai greit iškeliavo po to dušo, bet ką aš gavau, ar ne, aš iš tikrųjų, kaip sakė Aneta, kad kai mūsų klausė, ar mes reikalingi pacientai kaip savanoriai, ar mums labiau yra iš tikrųjų pacientai, galiu atsakyti, kad mums. Man asmeniškai yra labai reikalinga jų stiprybė, jų patirtis, jų nuskaistėjimas. Kas kart, kai mes užmirštam, koks gyvenimas yra gražus, kas kart, kai susidūrę su sunkumais, mes labai greit prarandam viltį, mes labai greit nuleidžiam rankas. Ir staiga, kai tu matai, kad žmogus apimtas kančios, kai skauda visą kūną, bet jis sako, aš ištversiu, nes aš noriu išgyventi dar kartą, kaip krenta vandens lašai. Labai ačiū, iš tiesų ir mes kalbėjom, ar ne, apie irstantį kūną, apie kūną, kuris netekė savo jaunystės ir grožio. O šiais laikais vis dėlto labai daug dėmesio skiriama, ar ne, sveikam gyvenimo būdui, kaip išlikti jaunam, kaip išlaikyti kūno grožį, savotiškas jaunystės kultas. O tokios temos kaip kančia, mirtis, irstantis kūnas, tas pats nustimamios į gyvenimo paraštės, lygių visai nebūtų, mes to nenorime matyti. Ir tie, kurie kenčia ar serga, dažnai lieka nematomi tarsi už ribos. Ir kodėl mes, žmonės, taip bijome kalbėti apie mirtį ir kodėl yra svarbu apie ją kalbėti? Mirties tema iš tikrųjų yra labai svarbi turbūt kiekvieno žmogaus gyvenime, nes visada sakau, čia yra vienintelis dalykas, kurio kiekvienas iš mūsų gali būti tikras šiame gyvenime, kad kažkada kiekvieno iš mūsų irgi ateis tas laikas, kai turėsime šią žemę palikti ir keliauti į amžinybę, bet žinoma, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus ta amžinybė, nes galėčiau gal pasakyti, kad kai kiekvienas iš mūsų ateina į šį pasaulį, gimsta ir gauna tarsi bilietą ir ką tu padarysi ir kaip tu savo laiką išnaudosi, ar tu jį skirsi geriem darbam, ar tu jį tiesiog iššvaistysi, tai tik nuo tavęs tas ir priklauso. Kodėl bijome kalbėti apie mirtį? Matyt dėl to, kad
mirties tema yra galbūt ar kažkokiais ir mitais savotiškais yra apaugusi, bet turbūt daugiausia žmonių bijo, nes nežino arba kažkaip dramatizuoja gal savotiškai, sakyčiau, tą mirtį, o iš tikrųjų tai yra vienas svarbiausių momentų, kai baigėsi šis žemiškasis gyvenimas ir tas žingsnis, kai mes žengiame į amžinybę ir čia nepaprastai svarbu yra irgi, kad žmogus būtų pasiruošęs, turėtų sakramentus arba jeigu būtų susitaikęs su savim, su aplinkiniais, su Dievu ir galėtų taip jau susitaikęs keliauti į amžinybę. Nes šios mūsų žemiškosios kelionės kiekvienas nuveiktas darbas seka paskui mus. Ir kuo daugiau gerų darbų, meilės darbų, gailestingumo darbų padarome, tuo didesnė tikimybė, sakykime, yra to, kad pasieksime dangų ir galėsime džiaugtis amžinybę. Čia dar norėčiau pasidalinti vieno mano bičiulio tokia situacija, kai irgi gyvenime teko susidurti su sveikatos problemom, kur tiesiog irgi buvo tikimybė, kad žmogus iškeliaus. Ir jis man sako, aš esu labai pasiruošęs iškeliavimui, sako, aš net laukiu mirties. Aš tai perklausiau tą prasme, kad kaip tu lauki mirties, o jis man sako, taigi čia yra nuostabiausias dalykas, kuris gali įvykti, nes palikęs šią žemę, aš susitiksiu su Dievu, susitiksiu su Kūrėju ir būsiu ten, kur nebus nei skausmo, nei ašarų, nei kažkokių problemų, nei kažkokių išgyvenimų, o bus amžinoji linksmybė. Ir sako, aš tikrai esu pasiruošęs tam momentui, sako, tiesiog net ir žmonės yra, kurie žino, kaip mane palaidoti, kur mane palaidoti, kokią muziką turėtų groti, kas turėtų giedoti. Ir žinokit, iš tikrųjų taip labai mane nustebino, kad žmogus taip labai sąmoningai yra pasiruošęs, net ir delegavęs žmonės, kurie turėtų pasirūpinti jo laidotuvėm. Tai kiekvieno iš mūsų matytas ir santykis su mirtimi yra skirtingas. Ne visi galbūt galvojam apie tai, kad vis tik kiekvienas turės palikti šį pasaulį, kas į jį ateina, bet svarbu pasiruošti, manau, ir tiesiog kuo daugiau gerų darbų, gailestingumo darbų, tai yra mūsų tas bilietas, galbūt sakyčiau, į tą amžinybę, kur tikrai galėsime džiaugtis Dievo artumą ir ten, kur tiesiog nebus jau nei skausmo, nei sielvarto, nei kančių, o tiesiog džiaugsmas, pilnatvė Dievo artumoje. Teisingai sako Aneta, kad mes visą laiką bijom to, ko nežinom ar ne, ko nepažįstam. Aš atsimenu mano didžiausią baimę hospise, kai aš pradėjau lankyti pacientus ir aš netgi su Dievu dėrėdavausi, kad tik nes kai aš dalyvavau mokymuose, tai mums akcentuodavo, kad mes galim užeiti į palatą ir pacientas gali numirti. Ir iš tikrųjų mus mokino, kaip elgtis ir žodžiu, ir kaip išsaugoti savo tiesiog emocijas. Ir aš atsimenu, aš turbūt 2 metus, taip visai, kaip aš sakau, lengvai, taip slydau, nes dažniausiai tekdavo tik apie orą, kalbėtis apie savo gyvenimą, apie kažkokius darbus. Ir matote, tokioj vietoje Dievas iš tikrųjų iš lėto augina žmogų, nes tenka išeiti visus kelius, ar ne, ir pažinti visus etapus. Ir aš atsimenu, po 2 metų pakilau į viršų su dar viena savanorė ir mums einant slaugytoja man į ranką įdavė žvakę ir nepasakė, kam ta žvakė, sako, nueikite į tokią palatą, sako, ir viskas. Ir aš einu, aš taip tą žvakę nešu, galvoju, tai kur ją dabar reikės dėti, ar ant spintelės, ar į spintelę, galvoju, gal čia to žmogaus žvakė yra. Ir žinot, kai užėjau į palatą, Dievo žodyje yra labai graži vieta, kur rašo, kad šventoji dvasia visko jūs išmokys, ar ne? Labai yra įdomi vieta, atrodo, kad tu išmoktum, reik mokytis, ar ne? Bet yra situacijų, kur būtent šventoji dvasia tave mokina. Ir aš atsimenu, mes užėjom į palatą, aš iškart supratau, kad pacientas merdėje, buvo labai sunkus kvėpavimas, jau buvo akis tokios kaip stiklinės, jis jau lyg žiūrėjo į priekį, lyg į sieną, bet lyg nieko nemato, labai sunkiai įkvėpdavo. Ir žinot, visą laiką labai bijojau, galvodavau,
ką reikėtų daryti, šaukti, verkti, čia kviesti ar pagalbą. Ir staiga, žinot, ateina pažinimas, ar ne, aš prisiminiau, kaip per mokymus akcentavo, kad paskutinis žmogaus pojūtis, kuris apleidžia žmogų, tai yra klausa, kad žmogus iki paskutinio atodusio girdi. Ir mes, žodžiu, priejom prie to vyriškio, aš pažiūrėjau, koks jo vardas, nes yra, žodžiu, ant lovų užkabinta. Ir aš pasilenkus prie ausies, aš jam sakau, aš žinau, kad jūs girdite. Sakau, dabar, sakau, mes melsimės. Sakau, aš melsiuos garsiai, sakau, o jūs melskitės viduje. Ir ta malda buvo iš tikrųjų, žinot, kai būna tarsi šventosios dvasios padiktuota. Mes dėkojom Dievui už to vyro gyvenimą. Mes dėkojom už jo dienas, už jo darbus, už jo gerus darbus. Ir žinot, tokie keisti dalykai, kuo mes daugiau dėkojam, to tas vyras rimsta, jo kvėpavimas darosi netoks baisus. Ir aš atsimenu, aš tada sakau, o dabar sakau, atsiprašykim Dievo, nes, tikrai, žinot, mesgi viskogi priverdam, ar ne, gyvenime. Ir mes, pradėjom atsiprašinėti, kad už tai, ko nesąmoningai, kas buvo atlikta, žodžiu, ir aš išgyvenau tokį vaizdinį, kaip žinot, tėvas laukia sūnaus palaidūno, aš taip įsivaizduoju visą laiką tą sceną, kaip tėvas stovi ir visą laiką žiūri į tolumą ir jisai mato tik siluetą ir jis atpažįsta sūnų, nesvetimą, bet sūnų. Ir aš, žinokit, besimelsdama, jis taip rimsta, tas vyriškis, ir aš sakau, aš matau, kaip tėvas tavęs laukia, šiandien bus puota. Šiandien danguje bus puota. Ir jisai taip giliai įkvėpė ir iškeliavo. Tai aš esu už tai, kad turbūt reikėtų kalbėti apie tą, iš tikrųjų, kai aš užeidavau į palatas ir rasdavau verkiančias mamas, ar ne, ir aš suprantu jos skausmą, bet aš visą laiką priejus, aš sakydavau, žinot, ką jūsų sūnus viską girdi. Jis galbūt nebereaguoja, bet jis girdi. Aš sakau, ne, sakau, jūs kaip tik pasakokit kokias nors gražias istorijas, jūs padėkit savo vaikui, jūs prisiminkit gražiausius įvykius ir melskitės kartu su juo. Tai aš esu už tai, kad turbūt nuo mažų dienų vaikams pasakoti apie tą, nes tai yra šventas dalykas, tai yra iš tikrųjų labai mistiniai dalykai, bet tai yra gyvenimo dalis. Aš gal dar tik papildysiu, nes prisiminiau vieną situaciją, kai dažnai turbūt artimieji, kurie lieka, o kuriam tenka atsisveikinti su artimuoju, dažnai vedini turbūt meilės, bet ir truputėlį gal tam tikro egoizmo, kad kaip aš gyvensiu be tavęs, kaip aš susitvarkysiu ir panašiai. Ir turėjom irgi tokią situaciją, čia jau prieš daug metų hospise, kai buvo 2 sūnus. Vienas iš sūnų buvo jau susitaikęs su tuo, kad netrukus mama iškeliaus, kad tas mirties ir atsisveikinimo momentas artėja, o kitas buvo labai taip įsikibęs ir niekaip negalėjo ar nenorėjo paleisti tos mamos. Ir ta mama tikrai toj agonijoje pakankamai ilgai taip kankinosi, negalėjo iškeliauti. Ir čia irgi darbas ir dvasinis tas, ir kartu su psichologu. Ir tik tuo momentu, kai tame sūnuje įvyko virsmas, kad jis suprato, kad taip, aš negaliu egoistiškai jos laikyti čia žemėje, kad turiu paleisti. Ir kai jis tą įsisąmonino, mama labai tyliai, ramiai iškeliavo pas Dievą į amžinybę. Tai tikrai kartais yra tas mūsų meilė mūsų, kas yra irgi labai smagu ir gerai, kad turim tą meilę artimiesiems, bet kitą kartą, kad nesielgti taip egoistiškai, tarsi nenorėti pritraukti ar nemokėti paleisti, galbūt to irgi reikia mokytis, kaip priimti tą mirtį, tą faktą, kad jinai artėja, kad ji yra neišvengiama ir tiesiog mokėti su tokiu ir nuolankumu, ir su vidinė tokia ramybė mokėti paleisti ir atiduoti Dievo rankas tas situacijas. Labai ačiū, be galo įdomu klausytis, bet matau vėlgi laikas spaudžia ir dabar jau užduosiu iš tiesų paskutinį klausimą, jis labiau jums, Danute. Prašau, pasidalinkite savo liudijimu apie žmogiško orumo ir atleidimo svarbą, kalbant apie Martyną Šorį, filmo Galva herojų galėjusi kalbėti tik akimis. Kokią žinutę jūsų manymu mums visiems siunčia Martyno gyvenimo istorija?
Tai nežinau, ar esat matę ir girdėję Martyno istoriją. Tai buvo žmogus, kuris negalėjo judinti jokio raumens, jokios kūno dalies, galėjo bendrauti su pasauliu tik akimis. Ir jis bendraudamas tik akimis, jisai sugebėjo rūpintis kitais, kas apskritai man visa ta situacija man yra toks variklis į priekį, žmogus, kuris nieko neturi ir prarado viską, staiga įsijungė jo dvasia, ar ne, įsijungė jo versmės, tos dangiškos, stiprios, ir jisai tiesiog nusprendęs, kad jis negali būti nuliu, ar ne, kad jis atsispirs ir kils į viršų, jisai staiga nusprendžia, kadangi jis buvo įsigijęs dar, kai sužinojo apie ligą, jisai išsistudijavo visą literatūrą, ir jisai žinodamas, kas jo laukia, o laukia tai, kad jis ne tik praras gebėjimą vaikščioti, judėti, bet ir kalbėti. Jisai susirado priedėlį, susimontavo visą įrangą, išmoko valdyti akimis, nes akimis valdyti aš bandžiau, nėra lengva. Iš tikrųjų reikia daug mokytis ilgai. Ir jisai staiga supratęs, kad jisai gali akimis daug ką atlikti, nes jis buvo įvaldęs puikiai tą priedėlį, jisai staiga naktį pakalbėjo su Dievu, su savim ir nusprendė įkurti elektroninę parduotuvę. Ir kai įkūrė elektroninę parduotuvę, jis užsakinėdavo užsienyje tam tikrus daiktus, pardavinėdavo pigų LT, ir tada suprato, kad labai nori padėti kitiems žmonėms, kurie turi tokią pat negalę. Nes aš atsimenu, kai mes lankėm vieną moterį, kuri irgi buvo su tokia pat liga, ir jinai buvo paguldyta į duris, ar ne, veidų į duris, ar ne, ir aš jos paklausiau, sakau, o kodėl ne į langą, juk ten vis tiegi aušra, saulė, vis tiegi medžiai. Jis sako, ne, Danutė, sako, man tai yra vienintelis būdas kažkaip gyventi, kažkaip matyti gyvenimą, kad jis juda, verda. Ir kai aš grįžau ir Martynui perdaviau tą sakinį, jis iškart akimis užrašė siaubingos jos dienos. Jis sako, ir jisai rašo, labai prašau, nuveškit jai priedėlį. Duokit naudotis, kad jinai būtų laisva, kad jinai galėtų naršyti ir, žodžiu, kad ji galėtų bendrauti, nes jinai dar kalbėjo. Tai atleidimo ta svarba iš tikrųjų mes su Martynu, kas mus greičiausiai ir siejo, tai yra mes abudu buvom su ta betėvystės žaizda, ar ne, aš augau su geriančiu tėčiu, Martynas irgi, ir mano ir jo tėtis buvo labai agresyvus, jie buvo, ir greičiausiai tai mus ir sujungė ir užsimesgė labai graži draugystė, mes vienas kitą jautėm. Ir būtent aš atleidusi tėčiui, ar ne, aš išgyvenau tą begalinį troškimą rūpintis kitais. Būtent atleidusi, bet tikrai atleidusi. Martynas irgi atleidęs tėčiui, jisai suprato, kad kiek galės, kol galės bendrauti akimis, jis rūpinsis ir įsivaizduojat, jisai visas lėšas, kurias jis gaudavo už savo tuos daiktus, ar ne, jisai persivesdavo į savo labdaros ir paramos fondą ir pirkdavo priedėlius. Ir jo pirmasis priedėlis, kad žinotumėt, nukeliavo į Kauno klinikas pas jauną moterį, kuri turi 2 vaikus, ir ji buvo jau praradusi galimybę bendrauti su savo vaikais. Ir Martynas sužinojęs tai padovanojo, davė naudotis tą priedėlį, ir aš atsimenu, po mėnesio Martynas gauna žinutę į Messengerį ir aš skaičiau tą žinutę, o toje žinutėje labas, ar tu esi tas žmogus, kuriam aš turėčiau būti dėkinga už stebuklą. Ir tą žinutę parašė ta moteris, kuri išmoko valdyti akimis priedėlį, ir visų pirma, ji parašė žinutę Martynui. Ir Martyno žinutę aš dar labai norėčiau akcentuoti, žmogus, kuris buvo visiškai sudužusiam kūne, jisai nešė žinią, kad galima gyventi ir tokioj formoj. Ačiū Jums labai už tokį gyvą ir jautrų liudijimą. Matau, kad mūsų laikas ir vėl išseko, bet aš manau, kad jeigu auditorijoje atsirastų klausimas, tikrai atsakytume, ar ne? Ar dar kažką? Aš gal tik vieną tokį dalyką norėčiau pridėti, kad vis tiek čia, kaip ir Danutė sakė, kad Martyno situacijoje, nepaisant to, kad iš esmės kūnas jo nebeklausė, jame buvo daugiau gyvybės negu ne vienam žmoguje, kuris visiškai sveikas, o vis randa kažkaip kažkokių priežasčių, ai, tai tas negerai, oi, tai darbas negeras, tai tas blogas, dar kažkokių priežasčių, tiesiog,
arba tiesiog sako, kad gyvenimas nėra geras. Tai čia Martino puikus pavyzdys yra, kad net ir sunkiausioje situacijoje, kai tu turi viltį, tu turi tą tokį vidinį troškimą gyventi ir kovoti, tai tu gali pasiekti tikrai labai daug. O kalbant dar apie mirties temą, dar tokią vieną mintį norėčiau pasakyti, kad jeigu kalbame su vaikais, kaip yra svarbu irgi ir vaikus įvesti į tą mirties temą, nes ne per seniausiai girdėjau psichologės vienos, kuri dirba su žmonėmis patyrusiais netekti nuo kūdikio iki suaugusių žmonių, kuri dalinosi tokia patirtimi, kad pas ją atėjo prašyti pagalbos 20-metis vyras, o jo situacija atrodė taip, kad kai jam buvo 7 metai, mirė jo tėtis, o jo šeimos nariai, artimieji jam šito nepasakė, nenusivedė į laidotuves, reiškia, tas žmogus negalėjo atsisveikinti su tėčiu, taip kaip galbūt jis kaip vaikas 7 metų mokėtų ir galėtų. Jam tiesiog pasakė, kad tėtis iškeliavo. Ir tas iškeliavo 7-mečio vaiko sąmonėje, surezonavo taip, kad reiškia, tėtis paliko šeimą, tėtis paliko mus. Tėtis išvažiavo kažkur ir paliko mus, tiesiog paliko mus su mama. Ir tas vaikas, nuo tada jau suaugęs žmogus, 20-metis atėjęs, per visą tą laiką gyveno su tom emocijom, kad tėtis blogas, nes tėtis mus paliko. O iš tikrųjų tėtis iškeliavo į amžinybę. Tai toks labai konkretus pavyzdys, kuris parodo, kad kaip svarbu yra irgi su vaikais kalbėtis apie mirtį, kaip apie natūralų procesą, kuris įvyksta ir kaip yra svarbu vaikam paaiškinti, kas vyksta ir neatimti iš jų galimybės atsisveikinti su artimaisiais, kurie eina į amžinybę, taip kaip vaikas moka, kaip vaikas tai supranta, galbūt padėkoti ar tiesiog pabūti ir išlydėti savo artimai. Tai tikrai svarbu su vaikais irgi kalbėtis apie tai, kad ir tai galbūt yra sunki ar sudėtinga tema, bet verta kalbėtis ir tiesiog aiškiai tą įvardinti ir netimti galimybės atsisveikinti. Labai pritariu. Kažkada mano senelio paskutinė valia buvo mane pamatyti. Tai laimė niekas netimė šitos galimybės ir tai be galo brangu yra. Ar dar auditorija turėtų kokį klausimą? Anetai arba Danutei? Aš manau, kad prie kur nors koridoriuose tikrai jūs pakalbins ir aš nuoširdžiai dėkoju labai už jūsų atvirumą, už jūsų skirtą laiką. Ačiū Jums labai už tai, ką Jūs darot. Ačiū.